Sveiki prisijungę! Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip programėlėje Klasvise efektyviai rengti testus ir trumpus testus. Kiekvienoje pamokoje, kurioje pateikiama klausimų serijas, spustelėkite vykdyti, kad matytumėte testo parinktis ir pasirinktumėte specialių režimą, vadinamą trumpu testu. Šiame režime nėra elementų, kuriuos būtų galima naudoti kaip žaidybinimo elementus. Po kiekvieno klausimo nematysite statistikos arba teisingo atsakymo, taip siekiama, kad mokiniams šis užsiėmimas keltų kuo mažiau streso. Gavę visus atsakymus, tiesiog pereinate prie kito klausimo. Šis režimas kuo labiau supaprastintas, siekiant sutelkti dėmesį vien į žinių pasikartojimą. Trumpo testo pabaigoje mokinių rezultatai bus pateikiami neryškiai. Jūs sprendžiate, ar norite juos palikti neatskleistus. Galite tiesiog užbaigti užsiėmimą, o rezultatai bus automatiškai įrašyti programėlės skiltyje mokiniai. Šiuos rezultatus galima pateikti ir analizuoti keliais būdais. Visas galimas parinktis matysite įskleidžiamajame meniu, pateiktame apibendrinimo skilties viršutinėme dešiniajame kampe. Testų arba trumpų testų nebūtina rengti jokių kitų būdų, o tik kaip standartinius testus. Galite naudoti klausimų duomenų bazę, esančią bibliotekoje, arba sukurti savo klausimų rinkinį. Testo režimą pasirenkate spustelėje pasirinktos klausimų serijos mygtuką vykdyti. Vienintelis dalykas, kurį galbūt vertėtų pritaikyti, yra už kiekvieną klausimą skiriamų taškų skaičius. Pavyzdžiui, už sunkesnius klausimus vietoj 1 taško galite skirti 2. Nebejojame, kad trumpo testo režimas padės jums sutaupyti daug laiko, kurį sugaištumėte rankiniu būdu tikrindami ir vertindami mokinių žinias. Dėkoju už skirtą laiką ir kviečiu pažiūrėti daugiau mokomųjų vaizdo įrašų. Iki pasimatymo!